kitas kratas. Linksi galvą ir komisijos nariai. Trukmė. Kiek metų trunka pirmininkatinėje bendrijoje? Kultūra. Kokie Europos miestai šių metų Europos kultūros sostinė? Pasiduoda, nežinau. Spėju Bernas. Ir Estijos miestas. Konstitucija. Kas jau demokratijoje? Aukščiausia valdžia. O parlamentas. Tu atsakei. Aš manau, tu teisingai atsakei. Taip, tauta. Kad pakomentuotų. Čia kadangi ne mano sfera. Taip, iš tikrųjų, tauta mūsų konstitucija apibrėžta kaip aukščiausioji valdžia. Tai yra tas subjektas, iš kurio išeina valdžia Lietuvoje ir visi valdžios santykiai. Taip pat jūs teisus, jūs šiuo atveju nesugrįžtate. Vieną sakinį norėčiau Gabrieliui priimti, tai liaudis tai yra, kad tai turi būti piliečiai. Jie nebalsuoja. Ačiū. Nagi dabar tavo... Štai taip, Vaida, specialioji laida baigėsi ir šis sezonas mūsų Lietuvos atostogų. Šaunumėlis. Pagaliau. Na ką, prieš tai turime sužinoti, kasgi tapo šios laidos nugalėtojų. Bet prieš tai apie prizus. Jų daug. Visiems laidos dalyviams dovanos nuo uždarosios akcinės bendrovės Rūta. Galvosite ir nuo didžiausio kanceliarinių prekių tinklo Office Day. Taip pat prizus įsteigė Jungtinių Amerikos ambasada, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Užsienio reikalų ministerija. Taip pat Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Pirmai ir antrai vietai prizas teigia Tarzanijos nuotykių parkas. Nepamirštami įspūdžiai vis. Antrosios vietos nugalėtojų įteiksime fotoaparatą bei kvietimą į birželio mėnesį vyksiantį demokratiją. Laimėtojas gaus kvietimą į Liepos 1 dieną šeštojoje užsienio reikalų ministrų konferencijoje. Ir pagrindinis šio konkurso prizas kelionė į Vašingtoną. 15 dieną vyksiantį parlamentinio ir jaunųjų lyderių forumo susitikimą tarptautinės А у нее был свой дворовый детство. Да, именно так. Элеонора, детство было дворовое. Там... Įdomu, kas bus kitą sezoną. Как раз таки, что ни на есть, самый, да наш, самый дворовый. И когда услышала вашу передачу по радио, а еще и по телевидению, я просто окунулась в детство и вспомнила все, которую мы пели тогда под гитару во дворе. Для... Вы говорите во дворе под гитару. В какую сторону от Москвы вы? В какую сторону? Šiandien nugalėjo. Radio televizijos generalinį direktorių Audrių. Labas vakaras, Audriau.